Sveiki, čia Kristina Martinėlienė, ūkininkė iš Levaniškių kaimo Širvintų rajono. Jūs esate mūsų biodinaminėme ekologinėme ūkyje. Mes auginame mėsinius galvijus ir javus. Auginame speltą kviečius, kurie yra vieni iš seniausių žinomų kviečių. Jie natūralios hibridizacijos būdu susiformavo iš vienagrūdžių ir dvigrūdžių senovinių grūdų. Ir net prieš 6000 metų prieš Kristų jau randami Armėnijoje speltakviečiai. Apie 13 amžių atkeliavo ir į Europą. Jie yra vieni iš geriausių kviečių, todėl kad jų grūde daugiau mikroelementų, mineralų, baltymų, vitamino B negu paprastame kvietyje. Ir kai malame miltus, net pačiuose smulkiausiuose šitų visų gerųjų medžiagų yra daugiau. Todėl visi, net ir smulkus grūdeliai yra pilno grūdo ir pilni maisto medžiagų. Ir jie labai tinka glitimo netoleruojantiems žmonėms, nes nesukelia alergijos, o taip pat yra maistingesni, sotesni ir riebesni už paprastą kvietį. Todėl mes šitą gėrį augindami norėjome pasidalinti su visais kitais žmonėm. Ir kai sužinojome apie VVG paramą verslo kūrimo kaime pradžia, tai pasinaudoję šią paramą įsigijome speltos lukštenimo centrą ir malūną. Todėl dabar galim šito gero produkto pasiūlyti ir visiems aplinkiniam. Tiem, kurie vertina gerą, kokybišką, ekologišką produktą. Dabar mes esame karvių bandoje, būtent Hailendų veislės bandoje. Ir kiekvienas ekologinis biodinaminis ūkis, neturėdamas galvijų, yra nepilnavertis ūkis. Ir pagrindą sudaro būtent karvės su veršeliais. Augdamos daug pagamina ir organinių trąšų. Būtent iš mėšlo mes ūkyje gaminam kompostą. Ir tuo komposto atstatom dirvožemio humuso kiekį. Kad gaudami tos pilnaverčius maistui tinkamus kviečius, turime į dirvožemį taip pat ir duoti organikos.